Sveiki Nodų Maltė skaitytojai. Šiandien noriu Jums parodyti štai tokį daiktą. Įprastai Nodų Maltė kanale rodo įdomius automobilius, tačiau šį kartą noriu parodyti batiskafą. Tai yra Gintauto Pyrago batiskafas, tikriausiai sėkmingiausias savadarbis povandeninis laivas Lietuvoje. Ir aš noriu apie jį papasakoti. Noriu papasakoti apie jo techninės savybės, šiek tiek istoriją ir atsakyti į klausimą, kodėl šiuo metu jis stovi nenaudojamas garaže. Tačiau prieš tai pakviesiu Jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite aktualias nuorodas, tai yra nuorodas į kelis Nodų Maltė straipsnius, taip pat nuorodas į Nodų Maltė socialinių tinklų paskyras ir Nodų Maltė Contribui, kur galite tapti šio kanalo ir šios svetainės rėmėjais. Jeigu nežinote, Nodų Maltė yra nuo 2017 veikianti mano straipsnių svetainė apie techniką ir daiktus. Tai yra Gintauto Pyrago batiskafas, savadarbis povandeninis plaukiantis aparatas. Gintautas Pyragas nebuvo laivų konstruktorius, jis nebuvo povandeninių sistemų inžinierius ar kažkas panašaus. Jis buvo pasienietis, tiesiog labai smalsus žmogus, išradingas žmogus ir naras. Povandeninis pasaulis visada jam kėlė didžiulį smalsumą, jį labai domino ir jis norėjo jį pasinerti. Vienu metu jis nusipirko 1,3 kubinių metrų talpą, ją naudojo vandenį laikyti, tačiau ji išradingo vyro galvoje greitai transformavosi į batiskafą. Pirmą kartą savo batiskafą žiniasklaidai Gintautas Pyragas parodė 2009 metais. Tuomet tai nebuvo užbaigtas laivas, tai buvo tiesiog bazinė jo konstrukcija, tai buvo šie korpusai apačioje ir ta 1,3 kubinių metrų talpa viršuje. Tačiau jau 2010 metų rugsėjo pabaigoje šis laivas pasinėrė į Vištyčio ežero gelmes. Tas pirmasis panerimas buvo pakankamai sėkmingas, jį prižiūrėjo narai, buvo šiokių tokių smulkių nesklandumų, reikėjo patempti jį į gilesnę vietą, nes jam tiesiog pritrūko erdvės. Be to, Pyragas turėjo pasimti papildomo balasto, tačiau bandymai tam ir yra skirti, kad išaiškėtų mašinų galimybės. Po to Pyrago batiskafas plaukiojo labai sėkmingai ir netgi plukdė keleivius. Jis plukdė keleivius ir plaukiojo iki pat 24 metų vasaros, o vėliau buvo pastatytas ir toliau tobulinimas beje. Tačiau šiuo metu, kaip matote, Pyrago batiskafas stovi nenaudojamas, nes šiemet 2025 metais deja Pyragas mirė. Laivas neteko savo kūrėjo, tačiau jis vis dar egzistuoja ir galbūt kada nors sulauks dienos, kai vėl galės pasinerti į Vištyčio ežero gelmes. Taigi, kuo ypatingas Pyrago batiskafas? Kaip minėjau, pagrindinį jo korpusą sudaro 1,3 kubinių metrų talpa. Ja Pyragas gavo iš Kybartų gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos. Tai yra pramoninis slėginis indas. Jį Pyragas ketino naudoti vandeniu laikyti, tačiau galiausiai pradėjo iš jo konstruoti batiskafą. Apačioje yra šie du korpusai, kuriuos Pyragas sukonstravo iš automobilinių dujų balionų, suvirino po kelis. Juose yra balastinis vanduo ir sausame skyriuje taip pat yra baterijos. Baterijos dėl to, kad Pyrago batiskafas buvo varomas elektra. Žinoma, povandeniniai laivai įprastai yra varomi elektra, nes po vandeniu nėra oro vidaus degimo varikliams kvėpuoti. Laivas veikia labai paprastai. Šiuose korpusuose apačioje yra vandens talpos, balastinio vandens talpos. Prisigėręs vandens, batiskafas leidžiasi žemyn, suspausto oro pagalba, tas vanduo gali būti išstumtas laukan ir batiskafas pakyla aukštyn. Batiskafas sveria maždaug 1,5 tonos. Gintautas Pyragas tą svorį labai kruopščiai skaičiavo, nes nuo to priklauso laivo plūdrumas. Į vidų pasimama visada švininių svarmenų. Jeigu Pyragas buvo vienas, tų svarmenų pasimdavo daugiau, jeigu su keleiviu, tai šiek tiek mažiau. Nes, kaip minėjau, nuo to priklauso plūdrumas. Originaliai laivas turėjo 2 elektros variklius, kurie jį stūmė į priekį ir tuo pačiu padėjo jį vairuoti, nes, sukant vieną propelerį labiau, laivas tiesiog automatiškai sukasi į šoną. Vėliau buvo sumontuotas ir trečiasis sraigtas gale, kuris tiesiog šiam batiskafui suteikė daugiau mobilumo. Po vandeniu šis batiskafas išvysto maždaug 2, 3, galbūt 4 km/val greitį, tačiau ne greitai yra esmė. Tiesiog vaizdai per didelį iliuminatorių yra labai gražus ir jais
pyragas dalinosi su kitais žmonėmis. Jis dažnai plukdydavo savo šeimos narius ar tiesiog smalsuolius, kurie norėjo pamatyti Vištyčio ežero gelmes. Į batiskafą buvo patenkama per liuką viršuje. Erdvės viduje tikrai nėra daug, nes tai yra 1,3 kubinių metrų dydžio talpa. Pats pyragas ir jo keleivis susėsdavo ant šio suolo. Čia matoma komunikacijos sistema, oro balionai, valdymo pultas. Taip pat matote įrankius, nes, kaip minėjau, pyragas tobulino savo batiskafą iki pat pabaigos. Pavyzdžiui, jis sumontavo šią ranką, nežinau kada, tačiau originaliai jos nebuvo. Gintas Pyragas buvo užsiminęs žurnalistams, kad jis ketina ją sukurti ir matomai ją ir pagamino. Čia yra šios rankos alkūnė, čia apačioje yra prožektorius ir toks griebtuvas. Šiais labai aštriais vinukais Gintas Pyragas graibstė šiukšles iš Vištyčio ežero dugno. Kaip minėjau, čia yra prožektorius ir tas griebtuvas. Čia taip pat sumontuotas prožektorius, kuris apšvietė vaizdą, kad pro iliuminatorių būtų matomas povandeninis ežero pasaulis. Savadarbių konstrukcijų atveju, ypač tokių kaip povandeninis laivas, kalba visada pasisuka link saugumo ir pas Gintas Pyragas tų klausimų tikrai sulaukdavo ir juos atsakydavo savo klausimą. O kas jam gali nutikti? Ir iš tikrųjų, kas jam gali nutikti, kai pats laivas yra pagamintas iš didelio storo plieno, kuris yra pramoninis slėginis indas. Gamykloje, Kybartų gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje, iš kur Pyragas gavo šį indą, tai buvo slėginis indas, taigi jis yra sukurtas slėgiui atlaikyti. Be to priekyje jis turėjo maždaug 7 cm storio stiklą, 7 cm storio iliuminatorių, kuris tikrai galėjo laisvai atlaikyti Lietuvos ežerų kuriamą vandens spaudimą. Taigi joks Lietuvos ežeras šio batiskafo tiesiog negalėjo sutraiškyti. Jis galėjo panerti maždaug į 30 metrų gylį visiškai laisvai ir be jokių problemų susijusių su jo konstrukcija. Didžiausią grėsmę jam galėjo kelti nebent kokie žvejų tinklai, kuriuos jis galėjo įsipainioti ir įstrigti. Tačiau Gintas Pyragas ir apie tai pagalvojo, jis visada tempdavosi plūdurą, kuris žymėjo laivo vietą, jeigu reikėtų jį gelbėti, jeigu reikėtų kam nors atvykti ir išpainioti jį iš tų brakonierių pinklių. To niekada neprireikė beje. Vien viduje esančio oro vienam žmogui būtų pakakę maždaug 3 valandoms, 2 žmonėms maždaug 1,5 valandos. Be to jis turėjo papildomai pasiėmęs oro balionų, jeigu jų prireiktų. Be to, jeigu būtų sugedęs, tiesiog būtų sugedę elektros varikliai arba akumuliatoriai ar kažkas panašaus, Gintas Pyragas būtų tiesiog atsikratęs balasto ir šis laivas būtų tiesiog iškilęs į paviršių. Na, jis tiesiog buvo toks saugus ir per visą tą savo karjerą, kuri buvo gana ilga, jokių saugumo problemų jis nepatyrė. Tai turbūt tiek galiu papasakoti apie Pyrago batiskafą. Kaip matote, jis stovi garaže, todėl negaliu jo apeiti ir apžiūrėti iš visų kampų. Tačiau tikiuosi, kad jis ateityje dar plaukios. Dar kartą pakviesiu jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, pažiūrėti ten esančias nuorodas. Labai dėkoju, kad žiūrite ir prenumeruojate. Ir iki.